Sveiki sugrįžę į BKTV rubriką Žinios. Pradėkime nuo žinių. 2026 m. Australijos GP tapo įspūdingu naujos F1 eros atidarimu. Mercedes dominavo nuo kvalifikacijos iki finišo, George'ui Russellui iškovojus pole ir pergalę, o Kimi Antonelli užsitikrinus antrą vietą. Russellas prarado lyderio poziciją starto metu dėl akumuliatoriaus problemos, tačiau vėliau atkovojo pirmąją vietą strategijos ir tempo dėka, o komandos pasirinktas vieno sustojimo planas pasiteisino net ir po 2 virtualaus saugos automobilio fazių. Ferrari taip pat demonstravo stiprų tempą. Charlesas Leclercas finišavo 3, o Lewisas Hamiltonas 4. Abu trumpam buvo išsiveržę į priekį. Tuo tarpu Maxas Verstappenas po avarijos kvalifikacijoje startavęs 20, atliko įspūdingą reabilitaciją iki 6 vietos ir užfiksavo greičiausią lenktynių ratą, nors Red Bull savaitgalį temdė techniniai nesklandumai. Likusiame peletono gale netrūko chaoso. Iš 22 pilotų finišą pasiekė tik 17, o tokios komandos kaip Audi ir Cadillac savo debiutą pažymėjo patikimumo problemomis. Haas ir Racing Bulls pilotai Oliveris Birmanas ir Arvidas Lindbladas pateko į pirmąjį 10, parodydami, kad ir jaunuoliai gali kovoti dėl taškų. Lando Norrisas užėmė 5 vietą, už savęs palikęs Maxą Verstappeną 6. Vidurinio peletono kova buvo intensyvi ir kupina incidentų. Šios lenktynės aiškiai parodė, kad 26 metų techniniai pokyčiai, aktyvi aerodinamika, naujas galios balansas ir overtake mode smarkiai pakeitė bolidų elgseną ir strategijas, o tikrasis komandų pajėgumas dar tik pradeda ryškėti. Formulės 1 tvarkaraštyje netikėtai gali susidaryti dar vieną pertrauką, kuri dėja truktų ilgiau nei mėnesį. Anot Soy Motor, balandžio mėnesį turėjo įvykti Saudo Arabijos ir Bahreino etapai, turėtų būti atšaukti dėl didelių neramumų artimuosiuose rytuose. Artimiausiu metu Formulė 1 tai turėtų oficialiai paskelbti. FIA kartu su Formulė 1 taip pat nežada imtis kažkokių drastiškų priemonių. Šie etapai kitomis lenktynėmis pakeisti nebus. Toto Wolffas bei Christianas Horneris kaip senais gerais laikais vėl pešasi dėl vieno labai svarbaus tikslo. Pasak britų dienraščio The Telegraph, Wolffas pateikė pasiūlymą įsigyti 24% Alpine komandos akcijų. Tai tiesioginė konkurencija su Christianu Horneriu, kuris yra taip pat užsimojęs įsigyti nemažą Alpine komandos dalį. Šiuo metu Alpine priklauso Otro Capital įmoniai. Realu, kad bent dalis komandos akcijų bus parduota. Verta pažymėti, kad šiuo metu Wolffui priklauso 28% Mercedes komandos akcijų. Liamą Lawsoną ir Sergio Perezą Australijos GP vėl supriešino sena įtampa. Ankstyvoje lenktynių fazėje Perezas kelis kartus agresyviai gynėsi ir išstūmė Lawsoną už trasos ribų, o šis per radiją išrėžė, kad varžovas sumautai užknisa. Vėliau užkulisiuose tarp jų įvyko dar vienas lengvas kontaktas petimi, o Lawsonas žurnalistams teigė, kad Perezas vis dar sunkiai susitaiko su 2024 metais prarasta Red Bull vieta. Nors abu pilotai pripažino, kad incidentai nebuvo verti baudų, jų žodžiai ir veiksmai parodė, kad sena konkurencija vis dar rusena, net jei reali kova trasoje vyko tik dėl žemesnių pozicijų. Šanchajaus Grand Prix žada būti pirmasis sezono sprinto savaitgalis, kuris iškart išbandys komandų gebėjimą greitai prisitaikyti prie 26 metų techninių taisyklių. Trumpesnės treniruotės, papildomi taškai ir agresyvesnės strategijos gali iš esmės pakeisti jėgų balansą šiose lenktynėse, ypač trasoje, kur ilgas tiesusis ruožas ir sudėtinga pirmo ir antro posūkių kombinacija išryškina energijos regeneracijos efektyvumą bei aktyvios aerodinamikos valdymą. Mercedes atvyksta kaip favoritai po dominuojančio savo pasirodymo Melbourne, tačiau Ferrari ir Red Bull tikisi, kad Šanchajaus konfigūracija labiau atskleis jų stiprybės, o Verstappenas, nepaisant chaotiško Australijos savaitgalio, ir toliau išlieka rimtas pretendentas į aukštas pozicijas. Tuo pat metu Aston Martin Honda projektas po prasto starto patiria spaudimą įrodyti, kad problemos nėra struktūrinės, nes Šanchajaus trasa ypač skaudi komandoms, kovojančioms su energijos balansu ir patikimumu. Tiek žinių, keliamės į įvykio vietą. Kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Gatvėje kalbinami praeiviai išreiškė savo džiugesį dėl Lietuvos nepriklausomybės.
Labadiena, ar galima pakalbinti trumpai? Taip. Sakykit, ar džiaugiatės Lietuvos nepriklausomybę? Žinoma, džiaugiuosi.